Kadangi Panevėžio Ekranas pateko į kitą UEFA Intertoto taurės etapą, Šiauliai gavo galimybę daugiau nei 2 savaitės pailsėti ir nežaisti jokių oficialių varžybų. Visgi šiauliečiams oficialių rungtynių trūkumas komandos vadovų nuomonė ne į naudą, tad šį šeštadienį Šiauliai keliavo į Pakruojį, kur žaidė draugiškas rungtynes su pirmojo lygoje rungtyniaujančiu vietos klubu Kruoja. Nedidelėme Šiaulių apskrities mieste Šiauliai turėjo problemų stabdydami varžovo atakas po standartinių situacijų. O mūsų komandoje rungtynių pradžioje labai aktyviai žaidė 2 Saulės miesto komandos Vaidai – Šilėnas bei Viktoravičius. Taip pat šiose varžybose pakankamai sėkmingai debiutavo pirmą kartą Šiaulių aprangą apsivilkęs naujokas, atvykęs iš Gargždų Bangos Anatolijus Anisimenko. Mače labai patikimai žaidė pakruojiečių vartininkas, vis gelbėdamas savo komandą nuo pavojų. Pirmojo kėlinio viduryje labai sėkmingai sužaidė aikštės svečiai ir Vaidas Viktoravičius išvedė savo ekipą į priekį. Įmušęs įvartį Vaidas nesiliovė atakavęs ir pabandė savo laimę iš toli. Šiaulių naujokas Anatolijus Anisimenko taip pat parodė, kad gali smūgiuoti. Vėl aktyvoje Vaido Viktoravičiaus labai pavojingas smūgis po kampinio. Viktoravičiaus bendravardis taip pat pabandė smūgiuoti. Deja, Šilėnas nebuvo tikslus. Dar viena Pakruojo komandos standartinė situacija ir pavojingas, bet netikslus smūgis. Šįkart Vaidas Šilėnas nepasiekė kamuolio taip, kaip norėjo, todėl ir smūgis deja nebuvo toks pavojingas. Šiaulių lyderis Mantas Kuklys labai grėsmingai smūgiavo į vartus. Gaila, bet ir jo smūgį atrėmė patikimai žaidęs Kruojos vartų sargas. Dar vienas šiauliečių kampinis ir šioks toks pavojus prie šeimininkų vartų. Ir vėl 2 Vaidų tandemas. Šilėno pakeltas kampinis ir Viktoravičiaus smūgis po jo. Svečių legionieriaus iš Ukrainos Viktoro Raskovo smūgis, bet ir vėl savo vietoje Pakruojo klubo vartininkas. O čia jau ko gero visi sutiksite, kad Mantas Kuklys yra smūgiavęs ir geriau. Mantas Kuklys pamėgino pralaužti varžovų gynybą galvą. Deja. Įvarčio autorius Vaidas Viktoravičius kersavo kamuolį baudos aikštelę ir ten Mindaugui Lukaševičiui pritrūko labai nedaug. Netikėtas Manto Kuklio smūgis iš toli. Kruojos vartininkas buvo labai sunkiai pramušamas. Nepavyko ir Vaidui Šilėnui. Pasiųsti kamuolį į vartus dar kart pabandė ir Viktoras Raskovas. Deja, kamuolys skriejo per aukštai. Labai gražus Anatolijus Anisimenko perdavimas, deja teisėjas užfiksavo tai, kad Mindaugas Lukaševičius išleido kamuolį už šoninės linijos. Pirmasis kėlinys baigėsi dar vienu Raskovo smūgiu. Šįkart bandymas iš eigos nukreipti kamuolį į vartus taip pat nesėkmingas. Donatai, kodėl tave šiandien nematome aikštėje? Per treniruotę po atostogų truputėlį pasitempiu koją. Šiandieną darė tyrimus ir truputėlį yra plyšęs raumuo kojas. O kada tikėsi sugrįžti į aikštę? Tikiuosi viskas bus gerai, kuo greičiau. Stengsis. Gal trečiadienį žaisiu su Ekranu. Kaip vertini pirmąjį kėlinį savo komandos? Kėlinys šiaip gražus buvo, daug labai momentų buvo, tik tai neišnaudojo, Pakruojo vartininkas gerai traukė. Po pirmojo kėlinio pasikeitė visa Šiaulių komanda. Pagrindinė ekipa savo vietą užleido klubo dubleriams. Jaunimas taip pat stengėsi ir jau kėlinio pradžioje pavojingai smūgiavo Justinas Krištopaitis. Vėliau Ernesto Pilypo grėsmingą ataką sustabdė Kruojos gynėjai. Laimę iš toli pabandė ir Edvinas Jasaitis. Ir vėl tas pats Jasaitis ir vėl netiksliai. O dabar jau Justinas Krištopaitis ir Rokas Urbelis nepasidalino kamuoliu ir praleido puikią galimybę padvigubinti skirtumą. Šiauliečių standartinė situacija, po kurios Rokas Urbelis šiek tiek lietė kamuolį galvą. Vėl Kruojos vartams grasina neseniai minėti Urbelis ir Krištopaitis. Mūsiškiai nepasižymėjo, o tai padarė Pakruojo klubas, pasiuntęs kamuolį į mūsų vartų tinklą po kampinio.
Po įmušto įvarčio vėl pavojingai kontratakavo pakrojiečiai. Laimiai pavojų likvidavo Šarūnas Jurevičius. Vėliau labai gerą galimybę išlyginti rezultatą turėjo Rokas Urbelis. Deja, smūgis skriejo šalia vartų. Po to išvesti savo komandą į priekį pabandė jaunasis mūsų klubo gynėjas Paulius Droblionis, klastingai mušęs į vartus. Rezultatą persverti Šiauliams sutrukdė ir teisėjas, nes skiria 100% 11 metrų baudinį. Po to suklydo jaunasis Šiaulių vartininkas Šarūnas Jurevičius. Jau už baudos aikštelės lietęs kamuolį rankomis. Tuo pasinaudojo Pakruojo miesto klubas. 2-1. Mūsų nenaudai. Pačioje rungtynių pabaigoje Kruoja dar kart po kontratakos nuginklavo Šarūną Jurevičių. Dabar jūsų dėmesio į pakruojiečių užuojautą Deiviui Kančelskiui bei komentarai po rungtynių. Deivi, kaip vertinate šias rungtynes ir ar jos buvo naudingos? Tai visas rungtynės yra naudingas. Tai pirmą kėlinį žaidė pagrindinė komanda, antrą kėlinį antrą komandą. Pirmą kėlinį gal neblogai atrodėm, daug progų, gaila neįmušom. Antrą kėlinį jaunimas kiek nuvylė, tai kažkaip labai neatsakingai sužaidė šitas varžybas. Nežinau, priežastis gal įsiaiškinsim vėliau. Šias rungtynės turbūt buvo paskutinės jums, kaip vertinate visą rungtynių ciklą, kai treniravot komandą? Vertinam, nežinau, gal kiti turėtų geriau vertinti. Aišku, norėčiau pasakyti, kad komanda tikrai stengiasi, treniruotėsi, stengiasi, dirbo. Neturiu didelių priekaištų, tikrai ne kiekvienam žaidėjui neturiu priekaištų beveik. Aišku, galbūt nepralašėm nė vienų rungtynių oficialių ir galbūt norės ir dar galbūt vienos pergalės, bet aš galvoju, kad tikrai buvo daug teigiamų emocijų tiek man, tiek žaidėjams ir galvoju, kad ir naujas treneris taip toliau jam seksis dar geriau negu man galbūt. Trumpai palyginkite teisėjo, sporto direktoriaus ir trenerio darbą. Išduokite paslaptį, kas jums buvo maloniausia? Kiekvienam darbė yra savo niuansų ir kiekvienas darbas turi savo pliusų, savo minusų. Nežinau, aišku, trenerio darbas gan yra sunkus, bet jis suteikia ir taip pat daug teigiamų emocijų, ypač po laimėtų varžybų, po įvarčių muštų, taip kad kažką labai sunku daug palyginti. Naujokų galiu pasakyti, kad šiai dienai turbūt mūsų komandai papildys naujas žaidėjas, tai Anatolijus Anesimenko, kuris atėjo pas mumis kartu su treneriu iš Gargždų Bangos. Tai ko gero tiek ir pasipildysim komandą. Daugiau turbūt ateityje viskas į ateitį. Kaip šiandien vertinate Anatolijus Anesimenko žaidimą? Gan neblogai, aš galvoju, kad jis tiks mūsų komandai, jis niekom neiškrito iš mūsų komandos. Ta prasme, pritapo greitai, aš tikiuosi, kad jis tikrai dar porą savaičių ir jis tikrai bus vienas iš komandos pagrindinių žaidėjų. Vaidai, kaip vertinti šias rungtynes ir ar jos buvo naudingas, kaip tu manai? Aš manau, kad šios varžybos bus naudingas. Pamatėme savo klaidas, trūkumus, spręsime, taisysim ir žaisim toliau. Kaip manai, kokias būtų pralaimėjimo priežastis? Neįsivaizduoju, nežinau. Atrodo, viskas buvo gerai, pirmą kėlinį turėjome daug progų, neišnaudojame. Antrą kėlinį taip pat, pendelio neskyrė. Tikėjausi, kad bus pergalė, bet taip išėjo futbolas, toks žaidimas. Šiandien draugiškose rungtynėse įmušė įvartį, kodėl nepavyksta A lygos sezone įmušti? Nežinau, trūksta žaidybinės patirties, gal dar norėtųsi daugiau žaisti, gal daugiau žaisiu, pavyks dažniau įmušti.